Sveiki visi. Šiandien turiu labai nemėgstamą man temą, tai yra rūdys. Man labai nemėgstama tema, o jum tai tik daug žiūrėti rūdys. Aišku, mūsų tas autoparkas nėra toks naujas, kad vien tik tai būtų pažeidimų, remontai, dažymai. Nu, reikia ir tokių. Visokių yra, visokių reikia. Tai va, turiu šiandien sparnus 2, tai yra BMW sparnai. Čia nežinau, kuris čia skaitosi BMW, bet va, tai va tokie reikalai. Aš šiaip tos sparnus nusėmiau, nes mes darom gerai, normaliai, nes norint padaryti iš vidinės pusės sparno, sutvarkyti rūdeles, pasiekti normaliai, išgruntuoti, išdažyti, aš sakau, kad geriau nusimti tos tokius. Galinis sparnas ten jau visio, jiem į ratą, lendi į vidų, įsėdi visas kaip velnias akis, tik tai blizga ir ten nieko kitaip ir nebus. O montuojamos detalės, kur galima nuimti, tai kodėlgi ne. Tai reikalų yra truputėlį su juo. Čia biškį palinkimas, čia pataisysim. Nu, ir aš apie ką kalbėjau, va tuos išvalyti, palindus iš apačios sparno, atsigulus, nuėmus ratą, nu čia karočią yra savižudybė. Man atrodo, yra daug paprasčiau nuimti ir žmoniškai padaryti. Šitas sparnas dar pusė velnio, anas tai yra biškį žiauresnis, anas dar yra, turi iš vidaus koroziją, gyvena. Ten jaučiu reikės jau imti smėlį ir prasismėliuoti dar iš vidaus. Tai parodysiu. Atsinešiu antrą sparną, čia dar linksmesni reikalai, jau jį visą reikės skusti, nes čia toksai vat su aižymai, lakas sutrūkinėjęs, susproginėjęs, dubelės. O čia kažkodėl tai blizga vienas gabalas, o visas jis toks matinis palikęs. Nu čia jau matyt buvo dažyta, remontuota. O čia burbuliukai biški naglesni ir daugiau palipę, jeigu taip žiūrėsim. O iš vidinės pusės, kaip sakiau, čia jau reikės ir prasmėliuoti. Turim tokį reikalą. Čia jau ne tik iš čia kantiką pravalyti, bet ir iš čia kiek įmanoma. Reikia išvalyti pasirūdis. Tas sparniukas truputėlį sudėtingesnis bus. Nu, vienas lengvesnis, kitas sudėtingesnis, nu, nepasirinksi, kaip sakyti. Nu, šiandienai ir nežinau, gal ir užteks, parsivežu rytoj smėlio, savo išsinešiu į kiemą, bandysiu nugalėti šios. Galime įsivertinti, kaip čia viskas einasi. Taip, čia jeigu palikti mirtis, realiai jokio pajudavimo negali likti. Turi metalas bus švarus. Tai čia dabar nuėmiau, kiek prieinu nuimti. O rytoj bandysiu visą, kas liko, išdaužyti su smėliu. Nu dabar čia apačioj su mašinėlė reikia biškį pasidarbuoti, kur prieinu. Čia toks su mašinėlė prieimas, tiesigauna. Nu, kiek palenda padelis, tiek palenda papačia. Bet čia jau gausiu smėlį pavaryti, bet ir taip. Čia tas smėlis neišvalys 100% visko, nes kampas nepatogus, aš negaliu nukreipti smėlių srovės statmenai paviršių, nes čia yra tas V formos toksai ertmė. Nu ir dar sparnų lenktumas man trukdo įkišti savo aparatūrą. Nu, tas sparniukas jau, kaip ir sakyti, jisai jau keliauja, viena koja eina į Anapilin.
Tai, bet mes čia pripūsim vaško, taukų, visokių ten, ko tik tai nėra. Nu, truputėlį gal ir pristabdysiu tą. Atitolinsim, kaip sakyti, tą dieną jau. Nu ir viskas, tada čia daugiau nėra ką berodyti. Rytoj prasismėlioju ir parodysiu, kaip čia viskas Antra diena, kaip judu su sparnu. Iš pačio ryto atėjau, aš jį nusismėliavau. Gausi vos ne visas maišas smėlio. Nu, kaip čia viskas švariai, gražiai. Jokių geltonų gyventojų. Nu, rudelės reikia taip jau nuvalyti taip, kad jau nieko neliktų. Į tai va čia va tas išvidinis, kur sakiau, vidinė pusė. Nu, kur jau priėjau. Nes va ten įlysti su smėliu, čia įdėti smėliarką įkišti, nu, biškį sudėtingas reikalas. Nu, va, kur reikės. Jau pradeda biškį tamsėti. Įdėsim toj, užvarysiu tą epoksidinio gruntų nuvaręs į kamerą, prasidžiovinsiu, nu ir paskui eisiu glaistyti, žiūrėti, kur ten kas palinkė, kreiva ir taip toliau. Tai va, dar kitas yra sparnas, kitą parodau. Kitas sparniukas irgi. Nu. Apačia, švarų, gražų. Čia irgi viskas. Šiaip jeigu pažiūrėsi, pora švari. Bet kiek įrūdyjęs, jame rūdys įlindė. Dam. Čia irgi. Toliau čia. Nu, va, toks darbelis. Palauk, aš čia norėjau kažką pasakyti dar. Tai va, rūdis nuvalyti, va taip va, ant uždėtų sparno, kada yra uždėtas sparnas ant mašinos, nu, jau reikėtų sugebėti, nes čia va, nusėmiau, nusinešiau patogiai, su smėliarkos pistoletu, prieini, pasiverti sparną, kaip tau patogu. O taip, tai arba dėti viltis į tuos brunuksus, rūdžius ir išėjęs, nu tai čia tas pats, kas sergantį žmogų vėžių gydyti citramonu, nu, tipo. Persikeliam į kitą patalpą. Čia jau esu paruošęs sparniukus rūgštiniam gruntui. Čia jau paskui tuos parūdėjimus, taškelius parūdėjusius lipau, tai va gavosi, kiek gavau nuskusti sparnų. Išskutinėti, čia biškį galvoju pratiesinsiu, pataisysiu, ant snapelių tas pats, kitai pusėje biškį mažiau visko. Čia priekį akmenukai, kai skrenda, takšt buvo padaužimai keli. Čia skutausi iki kantiko. Norėjau užsigarantuoti, kad tikrai čia nieko neliko parūdėjimų jokių. Pačioj va kiek gavosi, nusiėmė dažų. Nu, praeinu rūgštinuku, pradžiūsta, akrilinis. Ir viskas, ir dar vakarė nuspalvosiu šiandien. Planas truputį pasikeitė dėl grunto, galvojau dėsiu epoksidinį, bet atėjau prie kameros, žiūriu ant stalo dar prieš, man atrodo, prieš porą dienų buvo likęs užmaišintas rūgštinis paliktas. Rūgštinis jisai gali ilgiau stovėti, užmaišytas iki 3-4 parų, man atrodo. Tai sunaudokim tas, kas yra. Na ir tikrai nebus blogiau jisai negu epoksidinis. Einu gruntuot.
kažkur apie 10 minučių. Viskas padengta plonu lygiu, nieko nesimato. Aukštinio krantelių sluoksnio. O tas poras, kiek išėjo, viskas užsipūtė. Kiek ten šešėlis krinta. Nu nežinau, stengiausi tą nišą ten vidų irgi pripūsti. Gal kažkiek pripūčiau. Bet čia blizga truputį, nedadžiuvęs. Nu, bet šiaip atrodo viskas labai neblogai. Nu, čia nieko nematau, tas lempas trukdo. Nu, dabar jau atsinešiau akrilinį gruntuką. Užgruntuoju, ką jau čia. Užgruntuoju, jungiu džiovinimą, važiuoju biškį reikaliukų, biškį pavalgau, parvažiuoju trinų dažymui. Judam. Sparnai sudžiauti, paruošti, kaip čia tam dažymai. Čia viskas, kur yra kiaura, metalas, kur blizga, viskas yra prapūstas pacileriu, va tokio. Jis yra skaidrus, ta prasme bespalvis. Pavyzdžiui, jeigu būna durų kraštas pratrintas ir reikia patį kraštelį užpūsti, ten yra tarpduris atviras. Ir, nu, ta prasme, šitas, jisai neturi spalvos, kad turi tarpdurį pusį, jisai nepaliks, kaip lakas, jisai skaidrus, kad ir užpūsi, jisai nesimatys. O paprastas gruntas, jis yra sunkesnės negu bazė ir jisai toliau užskrenda. Jisai nuskrenda tiek toli, kad paskui dažant, paprasti dažai tiek nepasiekia jį uždažyti. Tai va, šitas man patinka, jisai skaidrus yra, liuks. Antros dienos vaizdas iš po nakties. Va, prašau. Lakas raštą turi. Guli lygiai. Nėra pavirimo. Nu, viskas gan labai neblogai. Ant šitos mašinos bus 2 naujos detalės. Va, iš čia kantelė nesimato. Nu, kromkiai čia yra, viskas išdažyta iš vidaus. Čia ta analogiškai, viskas padengta, išlakuota, užgruntuota. Nu, grožis. Nu, galės lėkti jau dabar.